Labą dieną, šiandieną kalbėsime su grafikos dizainerė, iliustratorė Tatjana Sofija Pleskevičienė. Labą dieną. Sveiki. Kaip jums sekasi? Puikiai. Puikiai. Labai ačiū, kad atėjote. Šiandien interviu yra skirtas mūsų Inclusivet projektui. Šis projektas yra susikoncentravęs būtent į menininkus turinčius negalę ir Sofija Sofija Tatjana yra gana garsi Lietuvoje, atstovauja autistišką bendruomenę. Gal norėtumėte pati dar prisistatyti, papasakoti? Čia labai riebiai pasakėjai, labai garsi. ne tokia jau ir garsi. Bet esu iliustratorė, grafikos dizainerė, priklausau autistiškų asmenų bendruomeniai, taip pat draugiški autizmui bendruomeniai, organizacijai. Daug veiklos, tiek darbinės, tiek užklasinės, kaip aš sakau, ir stengiamės plėsti tas žinias apie autistiškumą. Aha, tai manegi sėkmingai ir plečiate, nes tikrai išgirdome, pamatėme jūs ir dėl to pakvietėme. Tai sakėte, kad daug turite veiklos, gal galite papasakoti, ką jau esate nuveikusi? Tai vienas turbūt didžiausių pasididžiavimų tai yra knyga Autizmas dalis manęs, kurioje yra surašytos 15 suaugusių autistiškų asmenų istorijų. Prie šios knygos prisidėjau iliustruodama, tai ir viršelis, ir 15 iliustracijų sugulė prie kiekvienos istorijos. Istorijos yra kiekvieno atskirai suaugusio žmogaus, jo kelionė link to sužinojimo, kad yra autistiškas, nes didžioji dalis šioje knygoje veikėjų yra gavę diagnozę tik tai kai tapo suaugę. Tad visą gyvenimą negalėjo pritapti, jautėsi kaip baltos avys tarp juodų arba juoda tarp baltų, arba juodos varnos jautėsi arba baltos. Vienu žodžiu nepritapę ir kaip pasikeičia žmogaus gyvenimas ir jo kokybė, kai tu gauni diagnozę ir sužinai, kad su tavimi viskas yra labai gerai. Tikrai labai graži knyga. Pati dar neskaičiau, bet jau ką tik girdėjome labai gerų atsiliepimų iš kolegių. Tai dabar vis viena, ar ne, šiaip savo grafikos dizainerė, iliustratorė netampama. Kur mokytės? Tai nuo vaikystės, kaip aš sakau, grafikos dizainerė nuo vaikystės, nes piešimas prasidėjo gulint ant grindų, ant sienų, sesers sąsiuviny ir toliau ta kelionė tęsiasi dailės mokykloje, kol buvau mokykloje, o tada studijas pasirinkau grafinio dizaino. Atsiprašau, ne grafinio dizaino, interjero dizaino. Čia reikės pakarpyti, na? Tai mano studijos buvo interjero dizainas ir besimokydama supratau, kad mano būdas neleis man būti interjero dizainerė. Visų pirma, tai daug komunikacijos su klientu, daug derinimo, daug tos veiklos pačiam projekte, nes tu turi ir užsakovus, ir su tiekėjais turi bendrauti. Vienu žodžiu, daug tų grandžių, kur tu bendrauji, o ta baterija mano nėra tokia begalinė ir perdegimai keliauja kartu. Tad turėjau pasirinkti kažką ramesnio ir pasirinkau
nu taip jeigu galima pavadinti, lengvesnės studijas, lengvesnį kelią, kadangi jau ta bazė buvo, pasirinkau profesinį mokymą, tai pasirinkau maketavimą, kur gal kūrybos nebuvo labai daug, nu, galima sakyti, jos ir nebuvo ten, nes tai buvo tik techniniai klausimai, nu, kuriuos reikėjo išmokti. Programų naudojimas, kaip su jomis elgtis ir panašiai, o tada jau po studijų profesinėje jau tiesiog turint tą bazę žinių, gali keliauti ir kurti toliau. O su kokiais iššūkiais dabar susidurit? Pasirinkot, kaip sakė, tokią ale lengvesnę specialybę, bet gal visiems kažkokių tai kliūčių dar matote? Meluosiu, jeigu sakysiu, kad labai lengva, bet lengva nebuvo, nes vėlgi sąmoningai jau aš žinojau, kad esu spektre, irgi sužinojau, kad esu spektre 40. Tad ieškodama darbo, sąmoningai rašiau CV, jog turiu bendravimo iššūkių, bet esu geras komandos žaidėjas. Kad, nu, ta prasme, komandai aš visiškai galiu pritapti. Ir šiandien dar ryte sėdėjau ir galvoju, įdomu, kur tas sąrašas, kiek CV aš išsiunčiau, bet gaila neradau. Tai nu, aš bijau sumeluoti tą skaičių, bet tai buvo labai daug CV išsiusta. Ir tik 2 pokalbiuose manęs paklausė, ką tai reiškia, praplėsti. Kituose, po kitų susitikimų, jeigu jie įvykdavo, tai man buvo pasakyta, daleiskim, jūs per daug kūrybiška mums, jūs netelpat į mūsų darbuotojų rėmus, jūs, nu, jums čia bus negerai. Vienu žodžiu, kad kiti jau nusprendžia už tave, kad tau čia ne vieta ir nu, ta prasme, tu netilpsi mūsų komandoje. Taip aš ieškojau darbo metus laiko, metai laiko. Ir tad gyvenimas eina, valgyti reikia, mokėti mokesčius reikia. Tad nu, kito kelio neliko kaip likti kaip laisvai samdomai. Tai vat pasirinkau tokį kelią, laisvai samdomas, ir jis irgi nebuvo labai lengvas ir tų užsakymų gal nebuvo kalnas, bet palaipsniui, žingsnis po žingsnio kažkaip susidėliojo. Man buvo svarbu, kad tai buvo palaikymas šeimos. Turėjau šeimos palaikymą, turėjau artimųjų palaikymą, artimos aplinkos palaikymą ir tikėjau savo jėgom. Kad aš galiu, aš padarysiu ir darysiu tiek, kiek aš galiu. Jeigu manęs nereikia kitur, tai aš darysiu tiek, kiek galiu pati. Ir kiek jau metų dabar individualioj veikloj? Nuo 18, tai čia kiek? 6-7 metai. 6-7, jo. 6-7, bet jau taip dar derinau su darbu ofise. Ir jau paskui jau galtinai atsisakiau ir išėjau į laisvai samdomą tą darbą, kadangi nesusiradau nieko kito, ir jau nuo 20, tai 5 metai. O tai tada šiaip galvoju, kai į CV rašydavot, kad ten sunkiau su žmonėm ar bendrauju, kaip atrodo būtų geriau įrašyti tiesiog autistišką? Kad aišku būtų iš karto, nes sakėt, kad nesuprasdavo, ką reiškia, ir net nesidomėdavo. Tai
Kai kuriems, nu, vat sakau, kai kuriems buvo įdomu sužinoti, ką tai reiškia ir kiti patys dar klausinėdavo, tai kaip dar kartą klausimą? Ar geriau į CV būtų iš karto įrašyti autistišką? Tiesiai šviesiai, aišku, nes gal sunkiau bendrauju, ten nepatinka žmonės ar ten kažkas tokio. Gali daug tokio keisto jausmo sukelti, kodėl jinai tai rašo, ne? Geriau būtų gal tiesiai šviesiai. Man sunku sakyti, nebent vardant to eksperimento padaryčiau dar metų paiešką. Aha. Kur įrašyčiau, kad esu tiesiai šviesiai autistiška. Ir tada galėčiau palyginti, kaip reaguos darbdaviai ir geras klausimas, ar iš vis paskambins ir pakvies į pokalbį. Aha, nes dabar šiaip yra daugiau žmonių, man atrodo, kurie jau supranta, kas tas autizmas yra. Ir tikrai ir jūsų dėka, ir kolegių dėka, nu, net knyga išėjo, tai vat įdomu, kaip būtų. Gal kaip tik būtų ir jiem įdomu žmogų pakvies, pažiūrėti, kuom gali prisidėti, nes tikrai autistiški žmonės, iš savo patirties sakau, visą laiką gali kažką tai prisidėti, paįvairinti tą atmosferą ir kaip tik tyrimai yra net, kurie rodo, kad kuomet yra žmogus, šiaip su bet kokia negalia komandoje, tai visa komanda kažkaip labiau motyvuoti dirbti, geriau jaučiasi, ta moralė aukštesnė. Nes kuo įvairesnė komanda, tuo vieni geriau skaito, kiti geriau rašo, kiti yra vizualai, masto vizualiai, bet negali kalbėti, ta prasme, arba tas žodynas yra skurdesnis. Taip, taip. Kiti labiau akcentuojasi į smulkius darbus. Ir tie žmonės gali turėti negalės. Bet daleiskim būti labai geri ten apskaitininkai ar dar kažkas. Ir ta komanda pasipildo daug įvairiai ir spalvotai. Ir galima daug daugiau pasiekti, man atrodo, turint. Aš visiškai sutinku. Visiškai sutinku. Mūsų komandoje yra keli žmonės su negaliom. Tai iš tiesų tiek sužinai apie tą patį žmogų, tą esybę, kas yra tikrasis žmogus, nes visi labai skirtingi, iš skirtingų ir miestų. Tai net nėra taip, kad tik tai Vilnius reprezentuojamas, bet net skirtingos vos tokios mini kultūros, jos susijungia ir tikrai pats mąstymo procesas, man atrodo, žymiai geresnis yra. Tai šiaip kokių patarimų gal turėtumėte kitam autistiškam žmogui, kuris norėtų tapti iliustratoriumi? Aš atsisakyčiau to žodžio negalia, nes pati, kai gavau diagnozę, tai man tai nebuvo kažkas tokio sudėtingo priėmime, kad aš dabar autistiška ir kad viskas pasaulis griūna ir kaip aš čia dabar gyvensiu su tuo. Man buvo atvirkštinė visiškai reakcija. Kai aš gavau diagnozę 40, man tai buvo raktas į save. Aš tada perskaičiau daug literatūros, domėjausi, su kuo susiduria, kokie iššūkiai ir žiūriu, kad jo ir šitas, wow. O tai kaip čia su tuo tada galima, ta prasme, susigyventi, o gal šitą galima kažkaip koreguoti. O gal šito iš vis atsisakyti, ta prasme, kažkokių veiklų ar susitikimų ir panašiai. Tad dabartinis grafikas, kokią aš turiu, yra daug veiklų, bet su ta diagnoze tu gali susigyventi ir susistyguoti, kokie tavo iššūkiai, kur tu esi stiprus ir balansuoti tame. Žinai, kur tavo iššūkiai, kur tu esi geras, kur tu stiprus ir jo, kažko labai daug prišnekėjau.
Ne, labai gerai. Taip, iš tiesų, Ir tada pratęsiant, kuo kitiems iliustratoriams palinkėti, tai vat, būtent to tikėjimo savimi, kad iššūkiai, nes negalė, aš negaliu tai vadinti negalė, nes toje negalioje yra labai daug stiprybės. Ir tikėti savimi, atrasti savo stiprybės ir eiti toliau. Aha. Gerai, ačiū labai, Magis, o čia galim ir sustoti, nes paskui prišnekėsim ir pasimės labai graži žinutė. Tai tikrai, Magis, bet kas klausys, gali net, nesvarbu negalė, negalė, turi ten kažkokių šiaip sveikatos sunkumų ar psichikos sveikatos sunkumų, nesvarbu, tikrai gali kažką tai atrasti, nes 100% ta diagnozė, jinai, iš esmės gyvenot kaip gyvenot, tik dabar gal net biški lengviau, ne? Nes kai žinai, bet kai sakėt, gali susistiguoti. Tai čia visiems žmonėms linkiu save pažinti, kad galėtų susistiguoti ir eiti tuo keliu, kuris jiems yra labiausiai tinkamas. Tai labai ačiū ir pasidalinsim šitą knygą su savo projekto partneriais, aišku, jie lietuviškai nekalba, bet pranešim, kad tokia yra. Bet labai norėtume, kad būtų išversta į anglų ir labai tikimės, kad šis projektas gims ir bus išversta į anglų kalbą. Oi, tai labai gerai. Nes yra ir audio versija, jo. Jo, oje, tu čia, pasižiūrėm iš tiesų. Čia yra 15 istorijų. Taip. Oi, gerai, aš tai labai tada lauksiu ir anglų kalbą, kad galėčiau dovanų turėsiu, kas siųsti. Gerai, ačiū tada labai jau. Prašau, ačiū. Jum.